Sveiki visi, kam įdomu. Turiu Preston Benta-Light staliuką. Geras daiktas, viskas gerai, bet noriu pasidalinti savo patirtim. Niuansas, laikiklis. Geras laikiklis, bet prie -2 lauke oro užfiksuojant realiai sutrupa be didelių pastangų. Sulaužiau vieną savaitgalį, atsargiai kažkaip šildžiau rankom, užsegiau kitą, atlaikė. Kitą savaitgalį lūžo ir kitas, neišėjo atsargumas, o nepadėjo. Užtraukiu dirželiais, aišku įmanoma, naudoju, aš dar kelias žvybas atnaudojau. Tai vat, šitas dalykas taip, bet bandžiau išsispręsti pat šitą reikalą. Aišku, viskas yra tik Anglijai detalės. Detalės jo, dvi detalės. Šikiai, šmuikai, sunku biškį, siuntimas, siuntė, grąžino, siuntė iš naujo, realiai 1,5 mėnesio, kol jie pas mane atkeliavo. Belė kiek laiko, galiu papasakoti, kiek kainuoja tas džiaugsmas. Tai va, viso prekės, realiai galima sakyti 26 svarai ir siuntimas 10 svarų. Kaip ir nebaisiai atrodo, bet kai pakliuvo pas muitinę, dar 15 eurų sumokėjau muitiniai. Tai toks tas ir džiaugsmas. Geras daiktas. Nežinau, gal kažkaip reikia kitaip saugoti nuo to šalčio arba tiesiog vasariškai žuklai naudoti. Tai tokie pastebėjimai. Ačiū už dėmesį.